Valio, iš tai valio pūkotukui. Čia buvo užuomina, kas iš mūsų pūkotukas. Kas mato, kas turi akis, tas mato. Jis turėjo draugą paršiuką. Taip, ir nuliepausi. Eini. Aš to nesakiau. Jo, režisierius matos kažkaip visada keistai, aš negaliu pasakyti. Gerai, valio pūkotukui, tai būna, tai prisiminkime tos gerus laikus, kai mes skaitėm tą knygutę ir turbūt garsiai juokimės arba verkėm. Kaip kam tuo metu nuotaika buvo? Aš kaip skaitau dažnai garsiai juokiuosi. Matos. Valio pūkotukai. 3:14. Žinojot, kaip prakiuro lydangus, jis išgelbėjo draugus nuo atslinkusio pavojaus. Valio pūkotukui, valio bet kam, meškiukui narsuoliui, meškiukui kokiam, giminiai laivų išradėjui. Kam mes tokių negirdėjom. Ne. Buvo kartą pūkotukas sumanus toks meškiukas, gal jis plaukti ir nemokėjo, bet sulaukęs gero vėjo, toj laive būrės iškėlė. Ką iškėlė? Tiesą sakant, neiškėlė, jis tik nyrės pamažėjo savo nuostabiam laive. Tai kur jis įrės ir kada? Tiesą sakant, ne laive, nes turėjo tik molinę tuščią didelę podinę, bet vis tiek nepamalojo. Pūkotukas drąsiai jojo ir išgelbėjo draugus. Mūsų išgelbėjo. Ar jūs? Visus. Galime įsijungti, galima plainais. Pasidžiaugime kartu. Valio pūkotukui, valio bet kam, meškiukui narsuoliui, meškiukui kokiam, giminiai laivų išradėjui. Valio mikiai, protingam meškiukui, valio nuostabiajam pūkotukui. Ir darnus choras visi sušunkam valio. 3, 4. Valio.